Tai va, dabar norim truputį plačiau aptarti mūsų laidos rėmėjo rantas Rask.nt portalą ir jų teikiamas paslaugas. Tai jau turbūt kaip esat susipažinę, tai yra toks pagalbininkas jūsų ieškant NT, ieškant kažkokių tai gerų variantų, aš kiek žinau, ir fliperiai, ir tie visi investuotojai. Jie turbūt ieško žemiau rinkos kainos, aš mačiau, kad yra tokia opcija paspausti, kad objektai žemiau rinkos kainos. Jo. Filtriuką tokį pasidaryti. Tai visą laiką visigi nori tų gerų variantų, iš po stalo tų gerų dylų. Tai va ir pasižiūrėkim, pas dabar tinklapį aš esu prisijungęs ir yra tokia NT analizės skiltis. Nuėjus į tą skiltį, mums išmeta filtravimo įrankį. Ir pavyzdžiui, sakykime, mes ieškome buto, paimkime Vilnių, apie ką mes ir kalbam savo podcastuose. Nežinau, manau, kad gal ten daug labai neįsiplėskim su kriterijais, tiesiog pasižiūrėkim bendrai. Jo, ir yra, tarkim, tokios dabar skiltis Hot Deals, tai yra tikrai gerus variantus mums rastų, ir slėpti anomalijas. Anomalijas tai skaito, kai turto kaina skiriasi daugiau nei 30% tarp rinkos kainos, kurią nustatosi, tarp kainos, kurią nustato sistema, ir tarp pardavimo kainos. Tai irgi paslėpkim anomalijas ir pritaikykim ir pasižiūrėkim, ką mes matom. Tai pavyzdžiui, mes iškart išfiltravom 4000 būtų Vilniuje. Tai dabar visus peržiūrėkim. Ir visus žiūrėkim. Visų gal nežiūrėsim, bet tarkim, matom, kad rinko sako, kad šito būto, pavyzdžiui, kaina yra 295, o jis parduodamas už 238. Aišku, turbūt yra tos rinkos kažkokiu tais nuokrypių ir kaip ta sistema skaičiuoja, bet tikrai šitoje vietoje galit atsifiltruoti. Bent jau pabandyti lyst pasižiūrėti, kuris šis skelbimas, kuris variantas, galbūt tikrai vertas dėmesio. Ir čia yra toksai patikimumo rodiklis, tai kur mes matom... Kiek vertinimas yra patikimas. Jo, kiek vertinimas yra patikimas, tai pavyzdžiui, šitas vertinimas yra lyginamas su 10 skirtingų objektų, tai galim jį ir pasižiūrėti, sakykime, jau gal čia patikimai yra. Tai galim išsame analizę šito buto ir atsidaryti, tai pavyzdžiui, čia yra Visoriuose esantis butas, Visorio 27. Taikos projektas metų laikai, tai šiai dienai, kadangi ten visai, kaip sakyti, neseniai žmonės įsirengia daug butų ir pasiūloje yra daug variantų, su ko galima šiai dienai palyginti iš tikrųjų. Tai aišku, galbūt tai kažkiek tą kainą daro patrauklesnė, kad jis yra be baldų, nes vidutinė rinkos kaina, sako, turėtų būti tokio objekto apie 283 000, čia yra 4,5 už kvadratą, o jį parduoda už 4 000 už kvadratą. Tai galit taip greitai, pavyzdžiui, įsivertinti savo kažkokius taip perkamus objektus, kaip mato sistema. Aklai galbūt tikėti čia nereikėtų, bet tokį... Bet tai vienas iš kriterijų, kuo greitam įsivertinimui, jo. Ir kad matyti, su kuo lygina tas mes sistemos, su kokiais panašiais objektais, nes kartais iš tikrųjų žmonės, rinkdamiesi variantus, truputėlį lygina, bananą su kriauše, o... Tai Ir dar jie turi tokią reitingavimo sistemą, kur parodo, kiek iš 100 galimų balų surinko šitas objektas, remiantis ten lokaciją, objekto kokybę, kainos santykių su rinka ir panašiai. Tai tokia greita šitos vienos skiltės apžvalga. Jeigu sudomina, užeikit plačiau, pasidairykit. Pasinagrinėkit. Čia turbūt labai gerai žmogui, kuris tos rinkos nėra ekspertas ir jam sunku kartais suvokti, čia gerai, negerai, tai tau iškart yra toks palyginimas, supranti, kad... Taip, nepatingėkit, kaip sakyt, pasigilinti, nes kas liečiant NT rinką, labai archaiška ir toksai, įpranti kažką daryti vienaip ir 100 metų nueini ten į vieną portalą, pasižiūri, ten pagal gatvę, kas čia dabar pas mane pardavinėja, o pravartu kažko naujo išmokti, pasižiūrėti, vėl su kuo sistema lygina, su kokiais panašiais variantais ir kad, pirkdami neprašautumėt arba parduodami neprašautumėt. Tai Rask.nt.lt. Užeikit ir pasidarykit.